Girdėjau, turėjote problemų su teismais. Tai ir dabar turiu. Tai visą laiką turiu, mes visą laiką turi ten reikalų teismuose. Čia yra iš vis gero biznio ženklas, jeigu tave po teismus visur tampo. Čia vadinasi gerai dirbi. O jeigu tavęs ten po tos teismus netampo, tai vadinasi iš vis nieko neįdomiai dirbi, nekūrybiškai, iš vis laikas keistritį. Tai kas čia jūs tampo po tos teismus? Tu parinkinėk žodžius. Nieks manęs netampo po niekus teismus. Ieškinius duoda šiaip visi. Tiekėjai būna, ten tie gamintojai, užsakovai visokiausi. Būna kartais, kad šitie ir klientai, tie pirkėjai parašo tos ieškinius. Atseit nekokybiška dėša. Nu, tai aišku, kad nekokybiška. Prisiperka tos dėšos, prisėda ir paskui suviduriuoja. Ir paskui sako, kad šudina dėša. Tai bet gal pas tokį pirkėją biškį ir galva nekokybiška, kad tokią dešą perka. Tai aišku, taip teismuose tai nesakau. O kaip ginatės? Kaži kaip? Su advokatu, aišku. Esu pasisamdęs tokį gerą, tikrą teisę baigęs, neriomerėje čia tam mūsų. Tai labai geras žmogus, gerai dirba, dažniausiai ir be teismo susitarė. Ir ieškovas tą ieškinį atsijama. Tai pasiūlot pinigų kitai pusiai? Niekad kitai pusiai nesu jokių pinigų siūlęs. Kai koks varguolis paduoda čia į teismą tą ieškinį, tai mano advokatas nueina pas jį, apšaukia, prigazina, paaiškina, kad jo tas ieškinys neperspektyvus, kad jis nieko nelaimės. Ir tada pasako, kad jeigu čia ir toliau jisai bandys, tada mes jau paduosim į teismą už įmonės vardo juodinimą, šmeištą, visą tą purvą, kurį jisai pila ir atsimsim jo tą vieno kambario butelį 9 aukštį. Tai žmogus, aišku, iškart varguolis neatsilaiko ir pasiduoda. Čia pas juos tai pasąmonė užprogramuota. Kai ant jo jau reikia kostiumuotas žmogus, viskas. Viskas, jie palūšta ir viską atiduoda. Tai negi visas bylas taip lengvai išsprendžiate? Principe taip. Nu, jeigu atsiranda koks nors varguolis, kuris atsilaiko prieš tų mano advokatų spaudimą, nu tai tokiam jau pasiūlau ten 10 vienetų meslitos dešų ir viskas. Taikos sutartis garantuota. Tai va čia tas, kur pratrydo, tai taip ir buvo sutvarkytas. Jisai pratrydo nuo tos dešos paleistuvis, aš jam 10 vienetų tokių ir pasiūliau. Ir paėmė? Aišku, kad paėmė. Iki teismo yra nuėjus tik tai viena vienintelė byla, bet aš nenoriu jos prisiminti. Pralaimėjot? Aš. Toks jausmas, kad čia pirmą kartą su manim kalbėsi. Nesu pralaimėjęs nė vienos bylos. Nors advokatas jau buvo išsigandęs. Nu ir tas ieškovas irgi kažkoks nenormalus. Nei kišimą, nei dešuimą, nei tų gąsdinimo bijo. Tai aš viską paėmiau į savo rankas, nuraminau, nuėjau tiesiai pas teisėją. Jis kaip tik savo kabinete išgerinėjo, tai aš jam ramiai padovanojau tą dešų savo paketėlį meslitos, tai jam tokia labai gera užkanda gavosi. Laimingai žmogus pavalgė ir pagerė. O va tas miestelio vienas teisėjas su kurortinio miestelio pavardė negavo iš manęs dešų, neturėjo užkandos, va taip savo darbą ir iškrito. Tai sakote, kad pas jūs kieno pinigai, to ir teisybė? O būna kitaip.